sveiki, norėjau pasidalinti tokiu anekdotu. Sakoma, jeigu tu pasistatai savo galvoje, savo mintyse pilį ir manai, kad ji tikra, tai vadinama neurozė. Jeigu tu pasistatai tą pilį ir joje apsigyveni, tai vadinama psichozė. O jeigu tu toj pilyje apsigyvenęs jau esi ir dar moki nuomą už tą gyvenimą, tai čia vadinama psichiatrija. Kodėl aš taip juokauju, čia gan žiaurus pokštas, bet pasirodo, senovė nebūdavo nei psichologų, nei psichiatrų. Kodėl? Pasirodo, aš pats supratau gyvenime, kad mūsų protas yra mūsų pačių kūryba. Tik bėda ta, kad ji labai yra laki, labai tikroviška ir ypač šiais laikais jinai labai apgaunanti, nes yra labai daug technologijų, yra ekranai, yra touchscreenai, yra filmai, yra žaidimai ir juose esant tam tikrą laiką mūsų protas susijokia ir mums atrodo, kad tai yra realybė. Žinau pats savy, nes jeigu tu, pavyzdžiui, pakimbi ant filmų, ten ant žaidimų, tai atrodo, kad tai yra tikriau negu šita tikrovė. O senovėje tokios problemos dėlės nebūdavo, nes nebuvo šitų visų ekranų gal. Ir tais laikais, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi psichinę ligą pirmiausia, jeigu jisai kvailioja, nesąmonės krečia, pirmiausiai jis turėdavo prasivalyti organizmą, išsibadauti visiškai. Nes kai kūnas yra, kai pats kūnas yra alkanas, jisai jungia iš karto išgyvenimo režimą. Iš karto iš proto išima visas nesąmonės tam, kad išgyventi ir jie atstato į realybę iš karto. Šiais laikais, kas vyksta, tai vyksta žaidimai su žmogaus psichika, su žmogaus psichologija. Ir tam žaidimui nėra galo. Čia kaip į triušių urvą lyst. Kuo daugiau yra psichologinių visokių sutrikimų prirašoma, tuo jų dar daugiau atsiranda. Kuo daugiau psichologų, tuo daugiau pacientų. Tai link kur aš lenkiu, čia yra grynai iš jogos filosofijos, iš jogos mokslo šitas dalykas. Sako, jeigu žmogus su savo nesąmonėm, su savo reikalais ateina pas nušvitus į meistrą, meistras iš karto viską ignoruoja. Net nekreipia dėmesio. Tam, kad to žmogaus problemos neaktualizuot. Tam, kad tas žmogus susiprastų ir grįžtų į realybę. Tai čia labai yra įdomi kalba, tokia labai gan sudėtinga kalba, bet tai yra labai šiais laikais paplitę, nes žmonių sutrikimai, ypač proto, psichiniai, yra labai dažni. Ir kaip tai gydyti? Tai joga būtent šitas dalykas labai stipriai padeda. Atstato tavo fizinę dalį į vietą.